Tai sveiki visi. Sakant, išgyrė, tai reikia kažką ir papasakoti dar šiandien. Tai va, tai šiandien jau labai daug ko sužinojot. Iš esmės, kaip pačioj pradžioj pasakojo, kaip reikėtų akcentuoti asmeninių finansų svarbą. Vis tiek, galbūt pasitaiko tokių situacijų, kad ir sutaupyti kažką išeina. Jeigu jau šiandien sutaupyti kažką, galbūt ir kažkoks jau būstas atsiranda. Daug klausimų, tikiu šiandien daug sužinojot, kažką jau tikrai panaudosit. Na, jeigu jau turit būstą, pensijos toks dalykas, matau daug jaunų veidų, tai pensija dar toli, sako, nežinau kaip ta pensija, netikiu į pensiją, žodžiu. Tai, nu, bet aš nematau kito kelio, kaip tikėt. Nu ir jau ant pačio galo, jeigu jau taip nutinka, kaip sakant, kad jau viską turit, o taip retai nutinka, tai reikia investuoti kažką, sako jau. Bet mano mintis yra ta, kad investavimas tai yra ne tik finansinis investavimas. Jūs jau čia atėję, turbūt sutikit, kad investavot savo laiką, kuris irgi turi tam tikrą kainą. Laikas turi kažkokią kainą. Ir dažnai būna tokių variantų, kad ar tas investavimas apskritai yra racionalus. Ir va šiandien ta tema yra, kad jūs visko daug ko žinot, bet kažkas dažnai labai trukdo pasinaudoti. Ir šito vietoje yra tokia savoka racionalumas. Racionalumas, tai grubiai tariant, na, tam tikra tokia savybė mąstyti protų tikslingai, judant kryptingai labai patį efektyviausią kažkokį tai sprendimą. Kitaip tariant, čia jūs turėtumėt būti tokie. Labai dažnai klausimas yra, ar tai yra, ar tokia realybė yra. Ar iš tikrųjų robotas yra irgi žmogus. Kaip jums atrodo? Tai aišku. Tai va, iš tikrųjų būna tokių situacijų, aš tikiu, kad, kaip sakant, koks nors trečiadienio vakaras, koksai jau 11:30 vakaro, keltis reikia kokią 6 ir filmą rodo. 3 kartą jau taip žiūrisi tas filmas, bet žiūrisi jisai kažkaip dar. Ir tos mintis ateina dažniausiai, kai reklama 20 kokią minutę jau trunka. Ir jis galvoja, jau į darbą jau reiktų toj keltis, kaip sakant, toj reikės. Bet žiūrisi vis tas filmas, tai va čia tokia irgi investavimas yra, bet nežinau, ar labai racionalus, ne? Studentai, tikiu, irgi turi tokių dilemų, kai jiem galbūt, kaip sakant, rimtesnės problemos būna, kai kokia į koliokvimą reikia 8 valandą būti, 5:30 dar 3 sezoną Game of Thrones žiūri. Dar truputį liko laiko, sako aš. Dar yra vietas. Tai, na, robotas iš tikrųjų jisai turbūt nėra žmogus, bet taip jau yra, kad klasikinė ekonomikos teorijoje vis dar yra toksai racionalus investuotojo mitas ir, nu, pabandysime jį truputį šiandien, kaip sakant, pakritikuoti. Yra 2 variantai. Jums yra 2 variantai, kuriuos jūs galite dabar pasirinkti. Tai pavyzdžiui, pirmas, kad 80% tikimybė laimėti 400 eurų ir kitas variantas yra 100% tikimybė laimėti 300 eurų. 2 variantai yra. Pakelkite rankas, kas renkasi pirmą variantą. Gerai, bet taip stenkitės, aš žinau, kad su jumis sunku dirbti yra. Už antrą variantą, tai aš, kaip sako, per tos būna, aš jūsų nepažįstu, ne, mes nesitarėm nieko. 80% pasirinko antrą variantą. Kaip sakant, nežinau, kaip čia taip nutiko. Planavau tokį variantą. Jo, bet negi jūs pasirinkot pagal tai, kas parašyta. Tikimybė didesnė, teisingai, bet jeigu būtumėt robotais, tai ekonominė nauda pirmo varianto yra geresnė, būtent 320 eurų, 0,8 kart 400, 320. Čia robotui turėtų būti šita situacija visiškai, nu, labai paprastai išsprendžiama.
Jeigu... O kokia dar gali būti nauda šitoje vietoje? Nu, bet čia nėra, kad, pavyzdžiui, žiauriai fainai bus, jeigu ten pasirinksiu kažkokį kitą. Jeigu toks variantas būtų, tada aš sutinku. Bet čia yra tiesiog procentai, tikimybė ir išeiga kokia galėtų būti. Tai manęs dažnai klausia, sako, kas čia per apskritai per klausimas? Čia nes neturi prasmės. Įimi tos 300 eurų ir eini. Kur čia klausimas yra? 320. Bet čia mums yra. Čia vat mums net jisai antiek natūraliai toks atrodo nelogiškas. Bet kompiuteriai tokį, įsivaizduokit, kompiuteriai dabar paaiškint. Šnekate su kompiuteriu, kompiuteriui sako, 80% atsakinėja kažkaip keistai. Paaiškink, kodėl. Nu, žvilbis rankoje geriau negu realis lankoje. Kažkaip neaišku vis tiek. Čia yra mūsų niuansai jau, prasideda mūsų iracionalumas. Šitoj vietoj turim tokį pavyzduką, kur du tokie apskritimai juodi tarp pilkų. Dabar kuris yra didesnis? Nu, aišku, jūs ten turbūt paruoštukę turite, tai netaip linksma. Tai jūs nežiūrėkit į paruoštukę. Esmė, kad jos yra vienodėje. Pas jūs ne vienodė? Nu, matot, sako, brūkšniai ne ten. Tai reikia pasitikrinti aš. Viskas gerai. Gerai, kitas variantas, kur, kaip sakant, mažiau bus. Įsivaizduokit, skambina jums dabar iš kokios laidos, kas laimės milijoną. Pusseserė, tarkim, ten, ar pusbrolis yra paskutiniam klausime išėjęs jau. Ir klausimas toksai. Stačiakampėje yra kitas stačiakampis. Kalbam apie mažąjį stačiakampį. Kuri jo pusė yra tamsesnė? Jo, ir taip, sako, 30 sekundžių, jeigu laimės, tai milijonas, jeigu ne, nu nieko kaip kam nepastaiko. Ir jūs ką, sakot, tai aišku, tai čia vienodi. Nu, čia būtų geras, iš tikrųjų, variantas. Aš manau, daugeliui, nu, tikrai nereikia čia, kaip sakant, apsimest smarkiai. Antras yra tamsesnis. Nelabai. Kaip akis suvesi. Čia būtent yra reliatyvumas. Reliatyvumas. Mums smegenis pasiūlo tam tikrą, nu, kaip sakyti, sprendimą labai greitą, kuris interpretuoja situaciją. Interpretuoja, kuri nėra labai teisinga. Matot, viskas atrodo paprastai čia, viskas čia irgi paprastai. Smegenys nėra tobulos. Va. Nors dažnai atrodo, kad jau, nu, kas jau kas, bet pas mane tai viskas gerai ten yra. Pas jūs gal ir netobulos, o ne, kaip aš tai matau teisingai. Čia tokia situacija. Tikiu dažnai, kaip sakyt, gali pasitaiko tokių situacijų, kad būnat kine. Būna tokių dilemų, kad ateini kaip ir antrą savaitę ant dietos, eilėj stovi, dega ten per visą ekraną, ką rinksitės, žodžiu, ar ten super turbo paketą, ar kažkokį juokingą ten minimalistinį. Nu ir čia nėra teisingo atsakymo, čia paraštukėse nėra, ne ten procento. Tai. Bet čia mintis yra kita. Šitoje vietoje jums tokia smegenys kaista, verda, kurį dabar, ar čia ta dieta gerai, ar iš tikrųjų gal tie 7 eurai, vis tiek 2 valandas reikia žiūrėti čia. Tai marketingistai šitoje vietoje sako, žiūrėkit, turim tokį sprendimą. Jeigu čia pasirinkti nelabai aišku, ką, įdedam tokį. Įdėjus tokį,
Sutikit, tas 7 eurų Ultra Family Pack, ten super turbo, bet kokio dydžio variantas, jis atrodo, kada įdomiai. Nežinau, kas tam kine ten dėlioja tas kainas, bet ryškiai kažko jie nesuprato. Ne? Pridedi dar 50 centų, duoda kibirą duoda. Tai tas 6,5 eurų variantas tikrai nėra įdėtas tam, kad jį pirktų. Jis yra įdėtas tam, kad pirktų už 7 eurus variantą. Ir tikrai ne 3 eurų. Turint omeny, kad apie 85% kinų, kaip sakyt, verslo būtent yra iš pardavimų stovint eiliai. Įsivaizduojat, ne iš to, kad kiną rodai, bet kad stovint eiliai, kaip sakant, ir tu bombi gal nieko. Ir žiūri, kad taip diskutavai, kad brangus tas kinas, iš tikrųjų nežinau, eit, už 30 eurų pasipirkai prie kasos. Mes turim ir kitų problemų. Pavyzdžiui, toks dalykas kaip kontrolės iliuzija. Tikiu, teko būti tokioje situacijoje, kai, nežinau, žaidžiat kokios nors stalo žaidimą, pavyzdžiui, ten koks nors monopolis, pavyzdžiui. Ir jeigu būna koks nors komandom, pavyzdžiui, 2 prieš 2, ten 3 komandos po 2. Ir vienas mėto, kauliuką, mėto, 1, 2, ten 3, 2. Kitas sako, žinai, daug man aš normaliai išmesiu. Teko tokiai būti kažkokiu. Kokį jūs normaliai išmesit, jeigu 1/6 yra? 1/6 tikimybė. Nebent jūs esate sertifikuotas kažkoks tikimybė laužytojas, tai kitų atveju nėra. Būna kitų variantų, kaip žiūrit kokį nors krepšinį, futbolą, dar kažką, koncertą ir per televizorių ir pradeda rodyti kokį nors tos rutulius ten ridena jau. Kažkas laimės, vikingai ten laksto. Ir tada tokia kompanija, opa, dabar, žodžiu, staigiai sumetam, kas čia gali iškristi. Ir sako, mano skaičius ten 7, mėgiamiausias 13 ir prasideda tada fantazija. Gerai, 7-13 yra, tai 14-12 nebus, aplinkų nekris 13 ten. 6, ne, jau 8 jie atkrenta, skaičių jau tikimybė gerėja, laimėti yra. Dar sako, koks tavo skaičius mėgiamiausias, ten 22, okei, 21, 23 nėra. Ir jau tokia jau komanda jaučiasi, kad to čia bus. Pakštai ten 1, 2, 3, 7, 9, 2 ten. Seniau, 2 kartus negali iškris, bet vis tiek, kokią nesąmonę čia išmetė kažkokią. Nes mes norim tiesiog įtakoti visiškai atsitiktinus procesus. Mes nuo mažens norim tą daryti. Tai galbūt nėra tokia tragedija, bet sutikit, jeigu mes priiminėjom kažkokius finansinius sprendimus, tai tokie lengvi nukrypimai nuo realybės gali, švelniai tariant, kartais pasufleruoti ne tą atsakymą teisingą. Turim tokį momentą, kaip per didelio pasitikėjimo savimi situacija. Dažnai įvairiuose tyrimuose yra kartojama ta pati situacija, kai apie 70-80% respondentų teigia esantis geresniųjų pusiai. Klausia jūsų, pavyzdžiui, ar jūs esate tarp tų pusės gerųjų vairuotojų, ar tų, nelabai ten. Ir ką jūs? Durnas klausimas. Važiavau į renginį, tai čia bet kas vyksta ten. Pipina visi kažkur, nežinau, aš tikrai esu tarp tų ten top, net ne top 50, aš ten esu iš vis ten aukštai. Viskas gerai, statistika. Gydytojai, inžinieriai, studentai, efektyviau galbūt valdantis savo asmeninius finansus. Problema yra ta, kad tų gerųjų pusiai yra, žinot kiek? Pusė. Tarp 50% geresnių, kaip sakyto, geroji pusiai, yra tik pusė. Bet mums atrodo, pagal statistiką, pagal apklausas, kad 70-80 ten įtelpa. Nebūtinai. Toks įdomus klausimas, kam sekasi geriau investuoti, vyram ar moteriam? Tyrimai rodo, kad
vyrai investuodami sudaro 45% daugiau sandorių negu moteris. Nu, čia nesvarbu tas skaičius, bet apskritai, vyrai sudaro daugiau sandorių, daugiau sprendimų priima. Ir atrodo, kaip gerai, čia greičiau dirba smegenis. Nebūtinai. Tiesiog daugiau sumoka komisinių. Va kas yra. Ar atspėja ar ne, čia jau yra, sakyt, nėra tokių tyrimų, kad vyrai kažką geriau spėlioja. Tiesiog jie daugiau daro loterijos pirkimų, o ne, ir daugiau užmoka už bilietus. Ir čia geriausias variantas yra susituokusios moteris. Tai va čia sako, kad jeigu nori pasigerinti savo investavimo rezultatus, tai jeigu tu esi susituokęs, tai arba gyveni su susituokusia moterim, yra gerai. Statistiškai pasigerini šansus. Na, mes turim tokį kitą momentą, kaip tiesiog tikim stebuklais. Toks įsijungia, nu, toks jau žiaurus naivumas, kad na, kartais atrodo logika tikrai yra labai toli. Pilna knygų yra. Parašytų knygų, kaip tapti milijonierium, pavyzdžiui, per 36 mėnesius. 36 mėnesiai viskas, ko reikia. Ten mažom raidelėm yra, kad $1000 visko, ko reikia startui. Tikiu, kad 1000 kažkur rastumėt. Iš kur nors jau pasiskolintumėt, ne? Per platformas, žodžiu, pasiskolintumėt €1000. Knygą perskaito, 36 mėnesiai. Tai va, 3 metam reiktų skolintis, čia iškart gali tokį. Po 3 metų atiduodat tą 1000 ir dar 999 tūkstančiai lieka. Aš lukterčiau, man kaip, nežinau. Nėra čia didelės problemos, sutikit. Palaukt. Bet yra pilna, vat, valiutų prekyba. Fantastika yra. Tiesiog fantastika, kalbėsiu apie tai. Na, įvairios piramidės, nu kaip pavyzdukas, pavyzdžiui. Įsivaizduokit, jūs uždirbat 100% per metus. Tai reiškia, kad jūsų pinigai dvigubėja. 100% augimas reiškia kart 2. Įsivaizduokit, taip nutiko, kad turi 10 000 eurų. Žinau, utopinė idėja, bet... Nu, tarkim. Nu jo, kaip sakant, gausiu lupt. Žiūrėkit, po metų jūs turit 20 000, po 2 metų turit 40 000, po 7 metų turit 1 000 000. Pirmas 1 000 000 tik per 7 metus. Tik dvigubinti reikia. Tai jeigu kalba eina apie kažkokią valiutų prekybą, labai dažnai ten treneriai jums pasakos, kad, na kaip, 100% per mėnesį yra įmanoma. Nu, kas dirba, tas turi. Sunkiai atremimas argumentas. Jeigu smarkiai dirbi, kas čia yra? Būna tokių, esu girdėjęs tokių strategijų, kad procentas per dieną, pavyzdžiui. Nu, kiekvieną dieną ateini darbą, procentą uždirbai ir baigiai darbo dieną. Tai čia nebūtų 100%, čia būtų apie 200, ten, tarkim, 80% per metus. Bet čia, tarkim, tokį konservatyvų paėmėm variantą, tik 100% per metus. Tai per 17 metų milijardas yra. Matot, žiūrėkit, galit traukti telefonus ir dauginti. Kardu, čia jokių stebuklų nėra. 17 metų tai reikia, 1 milijardas jūsų rankose. Suteikit, palauktumėt. 17 metų, nu, nėra mažai. Bet jūs sakot, aš esu kantrus, viskas gerai, aš galiu palaukti ir dar daugiau. Tai, pavyzdžiui, 21 metai, 20 milijardų. Nu, sekantis dauginimas yra iš 240 milijardų ir dar sekantis 80 būtų 23 metai. Tai Warrenas Buffettas, pavyzdžiui, arba Billas Gatesas, tokį girdėjot, su kompiuteriai žmogus dirba. Sekėsi neblogai jam ten. Turtingiausias pasaulio žmogus taip nutiko, buvo. Ten sviruojasi, 5 įkrenta, iškrenta, nu,
stresas, daug streso. Bet jums tai reikia 23 metų ir sakot, Bilai, žinai, tu ten bereikalos tais kompiuteriais dirbi. Kiek tu ten metų? 30 jau metų, sakai, vargsti ten. Na, aš per 23, va, žinai, dauginu pinigus, tiesiog mano darbas. Ir žmonės vis tiek perka tas knygas, vis tiek perka tą programinę įrangą, kuri prognozuoja, kaip sakyt, spėliojimo aparatas. Niekas nemato tų, kur tai yra inžinieriai tos programos. Mums tai, pavyzdžiui, toksai klausimas, natūralus turėtų kilti, aš įsivaizduoju. O kur yra tie, kurie išgyveno tos 23 metus jau gal? Pirma knyga gal parašyta ir anksčiau negu per 20 metų, prieš 20 metų. Negi tas autorius ten geriausią paslaptį pasakė, nu, tai gal ten daugiau negu 100 uždirba jisai. Tai kur yra tie pirmi triljonieriai? Kur jie yra? Marse, Mėnulė, kur jie? Aš tikiu, kad jeigu tu jau uždirbi, tavo turtas yra trilijonas, nu nežinau, ar žiniasklaida tavęs nepastebės. Pas mus pakalbina ir silpnesnio kalibro. O čia lietuvis trilijoną turi. Niekas nėra matęs, nežinau. Nekalbus jisai, nemėgsta pasakot. Matot, bet juokas juokais, elementarus matematinis toksai, kaip sakyt, pratimukas ir mes suprantam, kad 100% per metus augimas yra ne tai, kad netvarus, jis tiesiog, nu, ten užtenka apie 26 ar 7 metų, kad mes turim beveik visą pasaulio finansinį turtą. Nelogiška, bet žmonės perka knygas. Labai lengvai, jokių problemų. Ateini, viena knyga yra parašyta. Vis gyvenimas yra liūdnas ir neteisingas, 5% yra super graža, sėkmės. Nu. Ir kita knyga. Stebuklingo Džono Smito strategija pakeisinti tavo pasaulį. Tai jeigu pinigai dirba už tave, kol tu ten Kine stovi eiliai. Pareini namo, 100%, važiuojam toliau. Taigi, ką jūs čia matot? Senio veidą, ausį. Bet teisybė yra kitokia. Ką tokia? Debesį. Jūs mato debesį ir tai dažnai šokiruoja žmonės. Kad čia yra iš tikrųjų ne veidas, o čia yra debesis. Ir link kur einu, kad mes turim labai daug niuansų, kur ta programinė įranga, su kuria mes gimstam, jinai gerokai labai stengiasi mums padėti, bet tikrai ne visada suteikia tą geriausią atsakymą. Ir kodėl toksai, kaip sakyt, netobulumas pas mus yra? Tai labai paprastai. Šiaip mūsų mąstymo procesą reikėjo dvi tokios atskiros sistemos. Viena yra intuityvioji, labai paprastai greitai veikia žaibiškai, čia svajonės, fantazija, mes tiesiog palyginimais galime mąstyti iš karto, mes, kaip sakyt, porą kartų užmetus akį žinias, jau iš karto žinai, kuris prezidentas geras, kuris blogas, kad šalis kokie nors graikai ten prasiskolinę ir ten visi graikai blogai yra. Iš karto turim labai daug sprendimų vienu metu, be jokios analizės, čia yra ta intuityvioji, greitai, žaibiškai veikianti, be didelio kažkokių energijos resursų. Bet taip pat yra kita analitinė, kuri vis laiką stabdo ir jai reikia daugiau energijos. Jeigu taip, tai anaip, žingsnis po žingsnio, reikia logikos ir panašiai. Dabar įsivaizduokite tokią situaciją. Arba klausimas jums tiesiog. Kuri iš tų sistemų įsijungia pirmoji? Nes jeigu įsijungtų analitinis mąstymas pirmas, galim paanalizuoti situaciją. Laiko turim, pasižiūrim. Turint omeny, kokios nors oro pasipriešinimas lygus vienam ten koeficientui. Na, čia apie akių trajektorijos kampą kalba eina. Aš dar žiūrėčiau, ar, pavyzdžiui, yra skrandžio tūrio, kaip sakyt, vaizdas yra virš vidurkio, išsipūtęs žemiau vidurkio, nes jeigu virš vidurkio, jinai galbūt užkandus meška yra. Gal užkandus, gal jinai tiesiog nesivargins ten sustot.
Aišku, reiktų dar tą įsivertinti tikimybę, galbūt yra šansų šiaip su jie susirungti. Raumenų masės indeksą galime įsivesti, pasižiūrėti, kokia tikimybė. Vis artėjant jinai didėja, daugiau duomenų turim, tai vis tikslesni skaičiavimai. Aišku, dar reiktų pasidaryti tam tikrą, kaip sakyti, analizę, ar tie duomenys teisingi, ar klaidų nepadarėm. Ir juokas juokais, bet greičiausiai gali būti pas mešką skrandžio turinys dar padidėjęs gali. Šaukštai gali būti po pietų ir tiesiog turim kitą sprendimą mes. Labai paprastą sprendimą, kurį evoliuciniam tokiam, kaip sakyt, kontekste esam išsiugdę, labai greitą rizikos valdymo metodą. Tiesiog turim smegenyse tokį, kaip sakyt, regioną, kuris greitai reaguoja į situaciją. Turim situaciją, turim sprendimą. Be didelių skaičiavimų. Į medį, analitinis mąstymas jau. O kodėl į medį, o gal ant olos reiktų pasižiūrėti? Kur meška labiau? Meškos gi matėt, lipa į medį, kaip turi būti jos ten. Ant olos slidžiau yra, tai... Aš sakyčiau, pirmas variantas yra tiesiog bėgti. Greičiausiai į kitą pusę. Irgi. Ir viskas. Ir mes turim tokį labai elementarų rizikos valdymo mechanizmą, kurį taikydami šimtus tūkstančių metų mes išvengdavom, sėkmingiau galbūt išvengdavom tokių situacijų blogos pabaigos, kaip čia galėtų būti. Tačiau problema yra ta, kad finansiniai sprendimai, mūsų finansinis, kaip sakyt, sprendimų kažkoks tai priėmimas, tai nėra gyvybiškai svarbus procesas. Nėra taip, kad gimsta vaikas, jisai 2 metų, žiūri žinias, žodžiu, visi kartu per verslą kalba, kad ten, žodžiu, išrinko kažką, kai prezidentą rinkos smarkiai krenta. Ir vaikas jau su pirštu rodo, pirkt reikia, čia jau pakrito žiauriai. Reikia pirkt. Neturim mes dar to, ne tokio kaip išsiugdė. Mes turim tą primykštį tokį, kad reikia įsijungti tą pirmąjį paniką galbūt. Ir mes matom, kaip žmonės priiminėja sprendimus jau realybėje. Tai vėlgi Lietuvos bankas ir vertybinių popierių komisija buvusi kelis labai gerus tyrimus yra padarę. Labai paprasti tyrimukai. Kalbėjo apie pensijas, ne? Kolegos, tai su pensijų fondais yra tokia situacija, kad jūs negalite ten išeiti. Antros pakopos pensijų fondas, jūs negalite išeiti, jūs galite keisti, ta prasme, profilį. Iš konservatyvaus, pavyzdžiui, agresyvų ir atvirkščiai. Ten yra dažniausiai keli žingsniai. Ten kokie 5, 6, 7, pavyzdžiui, kur vienas dažniausiai yra koks konservatyviausias, 7 yra agresyviausias ir panašiai. Tai 2007 metų pirmo pusmečio duomenimis tie rinkos dalyviai, kurie kažką keitė, kurie apskritai kažką keitė, skambino konsultantui, sakė, aš noriu pakeisti kažką, jie didino riziką. Absoliuti dauguma didino riziką. 7 metai buvo tas pats, kaip sakyt, prieš krizės, toks pikas. Dabar kas vyksta 9 metais, kai yra dugnas jau, kai viskas krenta, kai viskas yra baisu. Pagal 9 metų, berods 1 ketvirčio, kovo mėnesį buvo dugnas pasaulinis, tai 1 ketvirčio duomenis, absoliuti dauguma rinkos dalyvių rizika mažinasi. Pirko brangiai, pardavė pigiai. Ir tuo metu tai tikrai atrodo labai natūralus dalykas. Taigi ten baisu, ten viskas krenta, ten, žodžiu, kiekvieną dieną per televizorių rodo viskas, ir tie bankrutavo, ir dar ten kažkas, ir, žodžiu, jau ir kinai pradės nebevalgyti, tai čia išvis tragedija bus. Tuo metu atrodo normalu. Bet šiandien per visą prezentaciją mes matėm, kad tas, kas normalu mums atrodo, labai dažnai gali būti toli nuo realybės. Ir mūsų emocijos, mūsų įvairūs, kaip sakyt, pašaliniai signalai smegenyse dažnai mums trukdo. Ir kitaip tariant, 7 metais atrodė visi taip, tokie pasitikintis vilkai, žodžiu, viskas čia aišku yra. Einu iš darbo, būsiu investuotojas. 9 metais gal galit paimti atgal.
Ir tai kartojasi, ir kartojasi, ir kartojasi. Tai nieko nėra naujo. Tai nėra lietuvių problema, tai nėra vokiečių, ar belgų, ar amerikiečių, ar japonų problema. Tai yra mūsų kaip, na, tokios, kaip sakyt, na, kaip gyvūno tokia yra elgsena iracionali. Taigi patarimai jums. Nepasikliaukit nuomonėm ir ypatingai venkit intuicijos. Kalbant apie finansinius dalykus. Su meška tai tas metodas geras yra jisai. Aš nieko nesakau. Susitelkit į faktus. Neklausykit kažkokių tai skambių istorijų, kur kažkas kažką sakė, ten džiauriai viskas gerai, paprasta, ten ateini, viskas ten 100% per metus, tai ten, žinai, kai nesiseka. Įsiklausykite tos, kurie prieštarauja, kurie turi ką pasakyti ir tai dažnai gali būti momentas, kuris tikrai atvers jums akis. Mes turim tą savybę neklausyti kitų. Ir daug kas galbūt, ypač tie, sakyti, sėkmės mokytojai pasakos, kad, na, iš tikrųjų, neklausyk kitų, eik tiesiai. Viskas gerai yra. Viskas gerai ant popieriaus. Problema ta, kad kai nutinka reali situacija, turėti daugiau informacijos prieštaraujančių ir įsiklausant į kitų nuomonės galite tikrai padaryti geresnės kažkokias tai išvadas ir priimti geresnį sprendimą. Remkite statistiką, o ne tai, kaip atrodo. Labai dažnai padarom kažkokią tai sprendimą, man taip atrodo, ten geriau yra. Aišku, jeigu jūs ten stovėt parduotuvėje ir ten žiūrite vieną jogurtą ir kitą jogurtą ir dabar ten valandą laiko nesivadovauk intuicija, dabar kaip ten sakė, nu gerai. Kalbam, vis tiek renginys yra apie jūsų ateitį, apie jūsų finansinį raštingumą ir na, visi supraskim labai paprastą dalyką, kad jeigu visi bus finansiškai raštingi, racionalūs, racionalesni galbūt ir priiminės geresnius sprendimus, visai visuomeniai nuo to bus geriau. Čia nebus kažkam bankam ar dar kažkam geriau. Bus visiems geriau. Visi turės daugiau pinigų, daugiau išleis ir galės, kaip sakyt, daugiau produktų nusipirkti. O jeigu jūs gaminate tą produktą, tai jūsų didesnis pajamas bus ir tas ekonomikos variklis suksis. Problema, kai yra atsidūrėm kažkokiai tai aklavietei ir nežinom, ką daryti ir dažniausiai tada pasiduoda į emocijas. To nereikia daryti. Tai venkit tokių momentų, kad man atrodo kažkas. Prisiminkite, kad stebuklų nėra. Kuo neįtikėtiničiau, kaip sakyti, kuo labiau kažkoks yra čia stebuklas, kuo geriau atrodo situacija, arba jau net neįtikėtina jinai yra, tuo didesnė tikimybė, kad kažko jūs nematot. Kažkur yra kabliukas, kur kažkas čia kabo. Vyresnis pasakys, kad, nu, iš praktikos jau galbūt pasakys, kad jeigu kažkas atrodo per gerai, tai greičiausiai kažkas buvo ten, ko nemačiau. Jaunimui tai atrodo, kad nemokamai duoda butą. Super, imam. Ten dar porą variantų reikia biškį pažymėti. Ir neįvertina, net situacijos. Nemokamų pietų nebūna ir tą reikia visą laiką atsiminti. Kartais būna nemokamas keksas, kaip sakant. Šiandien buvo. Bet ne pietus dar. Tai stebuklų nėra. Stebuklų nėra. Jeigu kažkas žada kažkokį super dalyką, kuris labai ženkliai nukrypsta nuo normos, čia tas super vienam yra, aišku, skirtingi dalykai. Bet jeigu tai ženkliai nukrypsta nuo kažkokios tai normos. Ir tas ženkliai, galbūt Zimbabvei per hiperinfliaciją 100% grąža yra normalu. Nes pinigai nuvertėja 1000%. Bet jeigu indėlis, pavyzdžiui, čia duoda 1%, uždirbti 100 kartų daugiau negu indėlis, tai yra per metus. Tai yra labai agresyvus pareiškimas jau. Netgi 10 kartų uždirbti daugiau negu indėlis. Jau irgi yra agresyvus pareiškimas ir ne kiekviena įmonė su tokio maržom dirba. Bet būkit labiau skeptiški ir būkit labiau kritiškai vertinant situaciją. Tai jums ilgainiui pagelbės. Žiūrėkit ilgalaikius tikslus, ne kažkokį trumpą periodą. Ir, na, svarbiausia, turėkit, aišku, veiksmų planą. Šiandien tikiu daug dalykų sužinojot, tai pasinaudokit jais, sudarykit planą ir jo laikykitės. Sėkmės.